Toliau laidoje mes kviečiame jūs pavartyti istorijos puslapius ir plačiau susipažinti su Lietuvos archeologų darbais, kurie padeda geriau pažinti Lietuvos partizanų kovas po Antrojo pasaulinio karo. Naujos ir liūdnos Merkio partizanų būrio žūties detalės. 1944 m. rudenį Dzūkijos Perlojos miestelio ir gretimų kaimų vyrai ėmė ginkluotis ir telktis į būrį, kuriam vadovavo Adolfas Baublys, slapyvardžiu Merkys. Jis buvo autoritetingas, sumanus ir teisingas vadas, kurį itin gerai vertino visos Dzūkijos partizanų vadovybė. Valkabalio miške netoli Varėnos 1948 m. pavasarį Merkio būrys įsirengė erdvų žeminės tipo bunkerį, kuriame galėjo gyventi iki 15 kovotojų. Vieta buvo parinkta apgalvotai ir kruopščiai. Sovietinio saugumo pareigūnai 48 m. gruodį šukavę šį mišką nepastebėjo bunkerio. Tačiau jau 1949 m. sausį sovietų užverbuotas agentas Kirvis išdavė partizanų slėptuvę. Naktį MGB kariai keliais žiedais apsupo bunkerį ir apšvietė jį sunkvežimių prožektoriais. Bandantis pasitraukti partizanai pateko į kryžminę ugnį. Žuvo 10 Merkio būrio partizanų. Bunkeris buvo didelis, yra duomenys, kad jame galėjo tilpti iki 15 partizanų. Tai iš tikrųjų yra didelių mastų bunkeris 48 metų kasimui, pavadinkime taip. Ir taip pat yra žinoma, kad jame tragedijos dieną buvo 10 partizanų, kurie buvo apsupti, kadangi bunkeris buvo išduotas. MGB žinojo tikslioje vietą, jie buvo pasiruošę ir įvyko bunkerio šturmo, aš to negalėčiau pavadinti. Tikslių duomenų, ar partizanams buvo pasiūlyta pasiduoti, ar kaip tai vyko, mes iš archyvų neturime dėja. Liudininko taip pat nėra nei vieno gyvo, irgi negali papasakoti to dalyko, bet mes vėlgi iš archyvinių duomenų galime susidaryti vaizdą, kad partizanai bandė veržtis iš bunkerio. Archeologas daktaras Gintautas Vėlius genocido ir rezistencijos tyrimo centro užsakymu 2016 metais kasinėjo Merkio būrio bunkerį ir bandė nustatyti daugiau su partizanų žūtimi susijusių aplinkybių. Lapkritį mokslininkas į talką pasikvietė istorijos entuziastus iš metalo ieškiklių naudotojų klubo. Daktaras Vėlius siekė ištirti plotus aplink bunkerį, kuriuose galėjo vykti mūšis tarp partizanų ir MGB. Šiandien mes esame Palkabalio miške, Varėnos rajone, maždaug 6 km nuo Varėnos miestelio. Esame partizanų kovos žūties vietoje. Vykdomi archeologiniai tyrimai, jau antras mėnuo maždaug. Padarėme, ką galėjome su gyvenamąja vieta bunkeriu, dabar tyrėme aplinką. Turime pabrėžti, kad tokios paieškos teisėtos ir leidžiamos tik tuo atveju, kai gaunamas paveldo apsaugos institucijų leidimas ir tyrimui vadovauja licencijuotas specialistas. Nuo pirmųjų paieškos metrų detektoriai pradėjo cypti. Ieškotojai į dienos šviesą vieną po kito traukė kraupios 1949 m. sausio 24 nakties įvykių liudijimus. Tai sovietinių pistoletų kulkosvaidžių PPŠ, vokiškų ginklų, tūtos ir kulkos. Kiekvieno radinio vieta buvo susiejama su palydovinės navigacijos koordinatėmis. Vėliau mokslininkas galės pagal radinius nupiešti mūšio schemą, aprašyti jo dalyvių padėtį. Nepraėjus ne valandai tyrėjai padarė dramatišką atradimą. Konflikto archeologija gali padėti mums užpildyti spragas apie įvykius, apie kuriuos mes jau pakankamai nemažai žinome. Žinome apie Merkio žūtį, tą baisią naktį prieš beveik 70 metų. Ir štai archeologai tyrė metrą po metro, bandydami nupiešti, kaip vyko tas susišaudymas. Ir žiūrėkit, vos už 100 metrų iš čia yra bunkerio vieta, partizanų bunkerio vieta, iš kur jie pradėjo bėgti, kai buvo išduoti, pradėjo bėgti į šitą pusę. Ką mes matome čia? 3 iššautos karabino Mauser tūtos, vokiško karabino. Vadinasi, tos tūtos galėjo būti šautos tik partizanų. Tačiau žiūrėkime, kas toliau. Vos už kelių metrų archeologai ištraukė 14 neiššautų Mauserio šovinių. Ką tai gali reikšti?
kad jų jau paprasčiausiai partizanui neprireikė. Jis jų neišaudė, jis iš čia nepabėgo. Galimas dalykas, kad būtent čia tas partizanas, kurio vardo mes nežinome, buvo nukautas. Ir būtent čia NKVD kariai atliko jo apiešką, apieškojo į kišenes, ginklą pasiėmė, o Mauzerio amunicija kaip nereikalinga čia ir pabėrė. Beveik 20 šovinių. Bet kas yra dar dramatiškiau, kad čia randame ir Mauzerio tūtą, kuri yra sudraskyta, jinai yra peršauta. Kitaip tariant, galimas dalykas, kad jinai buvo partizano kišenėje tuo metu, kai jisai žuvo. Kulka pataikiusi į jį, suplėšė šią tūtą ir ką mes matome? Maždaug už 100 metrų esantis bunkeris, partizanas išbėga, bėga, atsišaudo, palieka Mauzerio tūtų ten ir čia jisai žuva. Ir ši vieta yra, iš tiesų kupina dramatizmo. Čia savo galvą padėjo vienas iš mūsų laisvės gynėjų. Tokie tyrimai gali būti ne tik dramatiški, bet neretai ir pavojingi. Metalo detektoriumi buvo rastas granato žiedas, o netrukus ir nesprogusi rankinė granata su sprogdikliu. Paieškos toje vietoje buvo sustabdytos, o pačią granatą radimvietėje neutralizavo iš Alytaus Ulonų bataliono atvykę išminuotojai. Ką jūs randate ir kaip tie radiniai gali nupaišyti tą tragišką dieną ir tragišką naktį? Tiesiog taip susiklostė istorija, kad ta dokumentinė medžiaga yra iš esmės palikta priešo. Tai dažniausiai netitinka realybės, dažniausiai netitinka realių faktų, realių tuo metu vykusių įvykių. Ir tik tais radiniai, kaip mes vadiname archeologiniai artefaktai, liudija tiesiai, šviesiai, kaip vyko veiksmas konkrečią dieną, netgi konkrečią valandą, galime netgi tarti taip. Tarkim, šiuo atveju randame daug signalinių raketų tūtų, kas rodo, kad puolimas prasidėjo dar tamsoje. Mes matome priešo pozicijų išsidėstymą, mes matom šaudimo vietas, bet dar daugiau. Pavyko apčiuopti, kaip partizanai bandė išvengti mirties, kaip jie bandė atsitraukti iš savo vadavietės, iš savo bunkerio. Atrodo neįtikėtina, bet galime teigti, kad radome vietą, kur žuvo partizanas. Tai liudija tokie dalykai kaip asmeniniai daiktai pamesti, uniforminės Lietuvos kariuomenės sagos, piniginė, granatos sprogdiklis nespėtas įsukti, galbūt jau po žūties amgabistų iškratytos šovinių dėtuvės, neiššauti šoviniai. Visa kita eilė radinių, jie atrodo be konteksto, nieko nekalbantis. Bet kai mes juos matome šioje erdvėje, jie prakalba. Jie papasakoja apie tragizmą konkrečios dienos, konkrečios valandos, konkretaus veiksmo.